Garbė Jėzui Kristui. Džiaugiamės šiandieną kartu, vėl rinkdamiesi, ugdydami gyvo Dievo pažinimą. Ir mes jau visi kartu žinome, kad nieko nėra svarbiau, kaip turėti gyvą tikėjimą, įsitikinimą viešpačiu ir kad to tikėjimo mūsų niekas ir jokiais būdais negalėtų paįtakoti. Šiandieną noriu su jumis pasidalinti eilutėmis iš Filipiečiams laiško, kur mus viešpats moko, kad ne tai, kad moko, o mūsų prašo, mums sako, kad mes, žmonės, turėtume džiaugtis ir tą daryti visuomet. Ir paskaitysiu, kad būtų aiškiau. Taigi, Romiečiams 4 skyrius ir sako, kad džiaukitės viešpatyje visuomet. Jūsų romumas tegu būna žinomas visiems. Ir tada niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda su prašymu ir padėka jūsų troškimas tegu būna žinomas Dievui. Ir Dievo ramybė, kuri pranoksta visokį supratimą, saugo jūsų širdį ir mintis Jėzuje Kristuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, kas garbinga, kas teisinga, kas tyra, kas mylima, kas garbinga, apie visą, kas dora ir šlovinga. Darykite, ką iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote, ir ramybės Dievas bus su jumis. Tiesiog Dievas mūsų viešpats yra nuostabus. Jis mūsų prašo, jis mums sako, jis mumis taip nori rūpintis, bet mes iš savo pusės turime bendrauti, bendradarbiauti su viešpačiu, ką nuolat ir pastoviai kalbame su jumis ir aiškinamės. Ir viešpats aiškiai sako, ką mums reikia daryti? Visada būti maldoje. Maldoje su dėkojimu. Tada dėkojam, mąstome, kas teisinga ir vykdome, elgiamės. Tai reiškia, mes elgiamės taip, kaip viešpats sako, ir tada viešpats sako, kad jis, ramybės Dievas, bus su mumis. Vadinasi, čia yra taip panašu, kaip kiekvienas, sakykime, turim vienokį ar kitokį sunegalavimą ir nueinam pas gydytoją. Ir gydytojas mums sako, reikia mankštintis, reikia mitybą keisti, reikia dar kažką padaryti. Ir gydytojas mus nukreipia teisingai, ką mes turim padaryti, kad būtume sveikesni. Bet yra žmonės, kurie dažnai gal sako, kad ne, man išrašykite vaistų ir tegu man padės vaistai. Bet žinote, piliulės nepadės, jos tik tai nuims simptomą. Bet jeigu gydytojas sąžiningas, jis nori pašalinti priežastį. O mūsų Dievas, jis taip mus mylintis, mūsų tėvas, jis nori iš esmės, kad keistųsi mūsų gyvenimai. Ir nes mūsų gyvenimai yra mūsų pačių rankose. Ir jis prašo ir sako, mylimieji, brangieji, nesirūpinkite niekuo. Jis supranta, kad čia žemėje mes gyvename ir kartais reaguojame į tai, ką matome. Kažkas kažką pasakė, ar abejonių turime. Nerimo, vienokio, kitokio, įvairiausių aplinkybių. Bet jis sako, niekuo nesirūpė, niekuo. Bet visuose reikaluose malda su prašymu ir padėka, kad mūsų troškimas būtų žinomas viešpačiui. Ir tada sako, dar ką mąstykite. Nes, žinot, be to mūsų proto atnaujinimo, Romiečiams 12:2, kur viešpats sako,
nesitapatinti su tuo pasauliu, bet pasikeisti, atnaujindant savo protą Dievo žodžiu. Va čia yra mūsų pagrindas, nes be to mes niekaip negalėsim džiaugtis, jeigu mes nesimokysime nuolat ir pastoviai žiūrėti į viešpatį, kaip aš galiu žiūrėti savo mintise ir savo prote, žiūrėti, ką viešpats sako ir tas nerima, baimė, abejonės, kaip čia pasakyti, užrakinti, užsukti ir atsukti savo mintise. Būtent tai, kas šlovinga, kas garbinga, kas ugdo mane patį ir įkvepia. Todėl taip svarbu nuolat ir pastoviai pasilikti viešpatyje ir pasilikti tai reiškia vykdyti tai, ką viešpats sako. Jeigu jis sako niekuo nesirūpinti, vadinasi, kad veikti, aš turiu elgtis aplinkybėse tai. Nes tikėjimas be darbų yra miręs. O žinot, kas yra darbai tikėjimo? Tikėti. Tikėti tai reiškia tai, ko nėra, vadinti taip, lyg būtų. Va čia yra pagrindinis tikėjimo darbas. Atnaujinti savo protą Dievo žodžiu. Ne kiekvieną sekmadienį nueiti į bažnyčią pusei valandos ir paskui vėl gyventi taip, kaip gyvenai. Ne nueiti kažkur pašlovinti viešpatį pusę valandos ir vėl visą savaitę gyventi, kaip gyvenai. Bet viešpats sako, visada džiaukis, visada. Ir džiaugtis, dėkoti viešpačiui. Nes dėkojimas, kaip čia pasakyti, suriša nerimą, suriša baimę, suriša abejonę. Žinot, kas džiaugsmas? Kai aš šlovinu viešpatį. O šlovinu, tai žinau, kad tai, kad Dievas man sako, yra tiesa. Aš žinau ir ne dėl to, kad jau turiu tą rezultatą, kad jau išsisprendė tą situaciją, bet aš dėkoju Dievui už tai, kad jis yra. Kad jis yra mano tėvas, kad jam yra viskas įmanoma ir aš šiandien laukiu ir žinau, kad tai, ko aš meldžiuosi, kuo aš tikiu, ateina ir reiškiasi į mano gyvenimą. Ir tai yra mano pačio dalis. Lygiai taip pat, toks pavyzdys. Įsivaizduokite, kaip nueitumėt pas gydytoją ir gydytojas jums duoda užduočių. Ne gydytojas už jūs padarys pratimus, nevalgys kažkokio netinkamo maisto. Yra gydytojai, kurie duoda žmogui užduočių, ką reikia daryti. Bet ne gydytojas už jūs padaro. Lygiai taip pat ir viešpats. Viešpats viską padarė. Atėjo į žemę. Žmogaus pavidalu. Ėjo ant kryžiaus dėl mūsų. Mirė už mus. Prisikėlė. Ir tam, kad šiandien mes gyventume Kristaus prisikėlime pergaliai. Bet tai yra mūsų dalis vykdyti. Kad tikėjimas būtų matomas. Nes jis be darbų yra tuščias. Tai tikėjimo darbai. Bet svarbu šiandien suprasti ir atsiminti visiems mums, kad tikėjimo darbai yra atnaujinti protą Dievo žodžiu. Ir džiaugtis gyvenimu, kaip viešpats ir sako, visada džiaukitės. Ir visuose reikaluose malda su prašyma ir padėka, jūsų troškimai tegu man būna žinomi. Ir tada, sako, Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, bet Dievo ramybė, tada ateis. Kai aš džiaugsiuosi, kai aš būsiu maldoje, kai aš būsiu įsitikinus, kad viešpats mano situacijai veikia, jis prižiūri mano gyvenimą, jis atnaujina mano ląsteles, jis duoda jėgų man, kad aš keičiuosi į viešpatės atvaizdą ir pavydalą. Čia aš pats turiu atnaujinti protą ir nuolat 7:24, tai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ką aš mąstau aplinkybėse, nerime, situacijose, ką aš leidžiu savo mąstyti. Bet raginu jūs, Filipiečiams, 4 skyrių, taip gerai įsistudijuoti, įsidėti savo širdį, kad būtent niekuo nesirūpinti, niekuo, mąstyti, kas yra žodis niekuo.
Nieko tai niekada, prie jokių aplinkybių. Ir tai reikia ugdyti. Vat šitokią nuovoką ir supratimą, kad jeigu viešpats sako, nieko nesirūpint, vadinasi, jis rūpinasi, jis padeda, jis man sako, ką daryti. Pagaliau, broliai, mąstykite ir sako, apie ką mąstyti, ką man mintise savo sukti, ką man minčių stalčiukose laikyti. Jis sako, mąstykite, tai kas tikra, o tikra yra Dievo žodžiai tikri. Jis pirmų numerių sako, mąstykite tai, kas tikra. O tikra yra Dievo žodžiai. Ir čia mes galime kalbėti ilgai ir ilgai, bet pratęsime kituose susitikimuose. Ir aš tikiu, kad Dievo ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą, tegu saugo jūsų širdį ir mintis Jėzuje Kristuje. Dėkoju Dievui už kiekvieną jūs. Dėkoju, kad mūsų širdis ir mūsų mintis pildosi Dievo pažinimu. Dėkoju Dievui, kad jis yra su mumis, kad jis stiprina mus, kad jis veda mus pergalės eisenai. Ir dėkoju Viešpačiui už kiekvieną mūsų. Iki kito susitikimo.